Tai norėčiau pasveikinti komandą su pergalė. Iš tikrųjų, buvo šiandien banguotos varžybos. Šiandien mūsų centras Rokas Rokevičius įvedė tritaškį, 100% pataikymas. Nežinau, tiesiog buvo gan banguotos varžybos. Padarėm klaidų, padariau ir aš, padarė ir kiti žaidėjai. Nesumetėm laisvų metimų iš tikrųjų. O šiaip komandą priešininkų norėčiau pagirti, kad už kovą iš tikrųjų, kad nepasidavė, buvo atkarpa, kai mes buvom pabėgę, bet jie dasivy ir stengiasi rodyti charakterį, bet laimi tas, kur švieslentėj dega, kaip sakant, didesnis skaičius. Labai permainingas varžybos pradžiai, mes blogai sužaidėm, jeigu paskiau zoną, asmeninę gynybą buvom pastatę, tai nelabai kas gavosi, pataikė tritaškį mums. Pastatėm zoną, varžovai lygiai pradėjo strikti, dasigynėm, bet vėl ten mūsų vyrai puolime blogai sužaisdavo ir pralošėm keletą taškų. Paskiau buvom lygtais jau trečiam kėliny pasigavę, vėl varžovas buvom išlygdžių rezultatą, bet atkarpa 12-0 ir vėl prie varžovai priekė 12 taškų. Nu, tokios varžybos gavosi, pastojo vėjimas, kažko tai pritrūko. Varžovas stiprus.